Šiandien mūsų tikslas sudaryti portfelį Trading 212 platformai. Laikas rinkoje yra svarbiau nei bandymas pagauti momentą. Kuo anksčiau pradedi, tuo daugiau dirba sudėtinės palūkanos. Strategija. Kadangi investuojame mažas sumas, mūsų tikslas – maksimalus augimas, minimalus mokesčiai, paprastumas. Todėl renkamės tik ETF fondus, be to jie turi būti akumuliuojantis, kaupiantieji. Tai yra pelnas reinvestuojamas automatiškai. Fondai turi turėti mažus valdymo mokesčius, bei pirkimą darysime eurais, kad išvengtume 0,15% valiutos keitimo mokesčių Trading 212 platformoje. Kad portfelis būtų paprastas ir efektyvus, darome krepšelį iš 2 ETF fondų. Viename bus pasaulis, o kitame Azija bei besivystančios rinkos. Paskirstimas. 70% pasaulis ir 30% Azija ir besivystančios rinkos. Kodėl toks santykis? Nes pasaulio ETF jau turi Aziją viduje. Todėl papildomai jie didiname, bet ne per daug. Pirmas ETF'as pasaulio būtų Amundi Prime All Country World ETF. Sutrumpinimas būtų WEBN. Kodėl aš jį pasirinkau? O pasirinkau labai paprastai. Dėl to, kad administravimo mokestis yra tik tai 0,07%. Tipas akumuliuojantis ir šis fondas yra perkamas eurais. Į fondą įeina apie 60% JAV, įeina Europą, yra ir Japonijos, Kanados bei kitų išsivysčiusių rinkų. Tai yra platus pasaulio ekonomikos atspindys. Vienas fondas, kuris dengia beveik viską. Antras ETF fondas būtų labiau susijęs su Azija ir besivystančios rinkos. Jis pas mane sudarys apie 30% krepšelio. Šis fondas vadinsis eShares Core MSCI Emerging Markets. Sutrumpinimas IC3N. Mokestis didesnis, bet nėra žymiai aukštas. Mokestis 0,18%. Tipas akumuliuojantis. Perkamas taip pat eurais. Į šį fondą įeina Kinija, Indija, Taivanas, Brazilija ir kitos augančios ekonomikos. Šis fondas orientuotas į greičiau augančias, bet ir rizikingesnes rinkas. Kodėlgi toks portfelis buvo parinktas? Parinktas todėl, kad labai paprastas. Tik 2 ETF-ai, abiejų maži mokesčiai, labai plati diversifikacija, orientacija į augimą, svarbiausia, kad tinka mažoms sumoms. Investavime svarbiausia pradėti kuo anksčiau, investuoti reguliariai, nelakstyti pagal rinką. Net ir 10 eurų per mėnesį ilgainiui gali virsti rimtų kapitalų.